Druskininkiečiai pagal aktyvumą renkant savivaldybės merą ir tarybą buvo patys aktyviausi Lietuvoje. Ankstėliau į rinkimų apylinkės atėjusiems rinkėjams, norėjusiems pareikšti savo valią, teko ir eilėse palaukti. Apie 15 valandą kalbinti keletos rinkimų apylinkių pirmininkai stebėjosi rinkėjų aktyvumu. Balsavimas vyksta sklandžiai, druskininkiečiai yra labai aktyvūs šį kartą, balsuoja labai aktyviai visose apylinkėse ir 2 valandos duomenimis buvo 33% balsavusių rinkėjų. Šiemet kaip ir pirmą kartą, kad toks aktyvumas didelis būtų, nes kitais metais būdavo per visą rinkimų dieną 400, o dabar jau beveik 500 prabalsavę. Visi jaunimas labai aktyviai ir visi aktyviai. Palyginus kaip anksčiau, tai sakoma, kad aktyvesni negu anksčiau buvo. Kas yra aktyviausi, kokio amžiaus žmonės? Grindė pagyvenę, nors ir jaunimo atėjo. Ir atėjo keli ir pirmą kartą balsuojantis, įteikėm konstitucijas, reiškia, vyriausios komisijos kaip dovana, su vardiniais lapukais. Tai jiems dar ir istorinis įvykis kartu. Tai taip. Labai patenkinti buvo, kaip įteikėm, net nustebo. O šiaip viskas sklandžiai vyksta, ar buvo kažkokių tai incidentų šiandien? Tai būna, tai užmiršo, tai pametė, tai čia problemos išsprendžiamos, išspausdinau ir viskas. Ramiai? Taip, ramiai pakolkas. Kiek jau sulaukėte rinkėjų ir kiek pas jūs yra teisė balsuoti? Pas mus 1500. Daugiausia balsuoja senyvo amžiaus žmonės, kurie tikriausiai aplinkybėms susiklošius nuo pat ryto ateina į rinkiminę apylinkę, kurioje išreiškia savo nuomonę už savo kandidatą. Ar tie tiesioginiai pirmą kartą organizuoti mero rinkimai iš tikrųjų taip išjudino rinkėjus? Taip. Nei prezidentės rinkimai, nei parlamento taip neišjudino iš tikrųjų, kai savivaldos ir savivaldos rinkimai ir taip pat mero. Šį kartą kažkoks stebuklas iš tikrųjų. Labai daug žmonių, didelis aktyvumas. Visi mano druskininkai kalbinti druskininkiečiai sakė jautę pareigą savo savivaldybės valdžiai išsirinkti patys ir neleisti, kad tai už juos padarytų kiti. Labai aktyviai balsavo ir druskininkų jaunimas. Aš manau, kad tai aišku, kad tiesiogiai renkame merą yra svarbu, nes daugiausiai diskusijos kyla už ką rinksi, ką balsuosi kaip merą, nes partijos, kaip partijos, visiems aišku yra tai svarbu, bet svarbiausia, kas valdys sus druskininkus, bet manau, kad ir tas pats aktyvumas dėl balsavimo, tai manau yra dėl to, kad pilietiškumo pats jausmas pas visus kyla ir visi nori išreikšti savo nuomonę. Ar sunku buvo apsispręsti ir kokie buvo pagrindiniai kriterijai būtent renkantis kandidatą ir tą pačią partiją? Apsispręsti buvo gan sunku, bet pažiūrėjus į tai, kas buvo nuveikta druskininkuose, kas yra padaryta, tada svarstai, ar gali būti, pažiūrėjau, ką kandidatai kiti siūlo, kiek tas pats dabartinis mūsų meras ir kandidatai kiti ir palyginau, kokie gali būti ateityje, iš ko gali būti daugiausiai naudos mūsų miestui. Tai galbūt pagrindiniai buvo jų ateities planai, kriterijai. Ar yra svarbu, kai jau turi teisę iš tikrųjų pareikšti savo valią ir pats rinkti savo valdžią? Tai aišku, be abejo svarbu labai, kadangi aš galiu išreikšti savo kaip ir nuomonę visas savivaldybės tuo pačiu atveju ir parodyti, už ką, kuo aš pasitikiu savo savivaldybės merą, kokį rinksiu, ką į tą pačią tarybą ir visą kitą įsireikšti savo nuomonę tiesiog. Ar sunku buvo jaunam žmogui apsispręsti ir kokie buvo patys pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovaudamasis tu iš tikrųjų balsavai? Tai pirma logika, aišku, kadangi žiūrėjau tuos pačius, negalėjau ateiti, kai buvo tiesiogiai debatai, tai teko žiūrėti įrašytus įrašus, domėjausi nuveiktais darbais visų kandidatų, tik pasižiūrėjau jų mąstymas pats, ką jie planuoja, kokie jų pažadai ir visą kitą. Labiausiai logika. Ar sunku buvo išsirinkti? Nebuvo labai sunku, kadangi matosi rezultatai, tiesiog žiūriu pagal žmogų, kaip jisai pats galvoja ir kokioje realybėje gyvena, nes tikrai yra tokių kandidatų, kurie žiūri per aukštai ir realiai nepasižiūrė į situaciją dabartinį ir nieko nemanau, kad jiems kažkas gal jie ketinimai ir geri, bet... O šiandieną, kadangi tu pirmą kartą balsuoji, dar gavai ir konstituciją, kad kitą kartą būtų dar paprasčiau apsispręsti.
Tai be abejo, kaip pirmą kartą balsuojantis šį planą, aš net nežinau iš tikrųjų, kad gausiu. Jau tekę susipažinti su konstitucija, kažkada dalyvavau egzaminę, gavau prizą, kadangi neblogai pasirodžiau. Bus dar kartą galimybė pasikartoti savo žinias. Aktyviausiai rinkėjai balsavo Atgimimo, Naujamiesčio, Kalviškių, Neravų ir Ratnyčios rinkimų apylinkėse. Pasyviausiai balsuota Ricielių rinkimų apylinkėje. Suskaičiavus balsus paaiškėjo, kad druskininkiečiai balsavimu dar kartą įrodė pasitikėjimą Druskininkų savivaldybės taryboje jau keletą kadencijų iš eilės daugumą turinčiais socialdemokratais. Už juos balsavo 6524 rinkėjai. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis surinko 1436 balsus. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai 1092. Naujojoje Druskininkų savivaldybės taryboje ir vėl daugumą turės Lietuvos socialdemokratų partijos atstovai. Jie turės 17 mandatų. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio atstovai turės 4, o Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai 3 mandatus. Triuškinančią balsų persvarą surinkė 7911 rinkėjų balsų. Pirmajame ture Druskininkų meru perrinktas socialdemokratas Ričardas Malinauskas. Liberalas Valdas Trinkūnas surinko 1820 balsų, o konservatorius Vilius Semaška vos 890. Šiemet rinkimuose pirmą kartą dalyvavęs visuomeninis rinkimų komitetas Druskininkų naujasis surinkęs 393 balsus ir visuomeninis rinkimų komitetas Druskininkai, už kurio kandidatus balsavo 386 druskininkiečiai, aplenkė 330 balsus surinkusią partiją Tvarka ir teisingumas ir 277 balsus pelniusią Darbo partiją. Už Lietuvos žaliųjų partiją balsavo tik 179 Druskininkų savivaldybės gyventojai, o už Lietuvos Lenkų rinkimų akciją vos 97.